Labadiena, gerbiami žiūrovai. Šiandien, kaip ir kiekvieną pirmadienį, jūs žiūrite kriminalinę laidą Sukapoti kūnai. Taigi, kokia šiandienos naujiena? Vakar mes gavome žinių, kad labai slaptas ir pats geriausias vagis pasaulyje, pravardę Šventas Jurgis, beje, jis šią pravardę gavo dėl to, kad viską, ką jis apvogė, pašventina švęstų vandeniu, atrakino, kitaip sakant, įsilaužė į uždarąją akcinę bendrovę Žemelėje. Taigi, kaip matote, apsaugos kameros nufilmavo savo ramiai besišlaistantį apsauginį Daną. Ir štai mes pamatome kažkokią net pažintą figūrą. Ar tai gali būti Šventas Jurgis? Šventas Jurgis tiesiog sviedė kažkokį daiktą. Žiūrėkite, kaip meistriškai Šventas Jurgis apkvailino šį apsauginį. Ir dabar pereikime į patalpos vidų, kur yra pirmieji spąstai. UAB Žemelės savininkai, žinokite, labai mėgo Džordžo Lukaso filmus, ypatingai Indiana Jonesą, ir padarė būtent spąstus panašius kaip tam filme. Taigi, matote, pjūklai sukasi. Prieina Šventas Jurgis. Ar jūs matėte? Šventas Jurgis tiesioginė to žodžio prasme apėjo spąstus. Dabar mes atėjome prie pačio svarbiausio kambario. Jį savininkai įrengė pagal labai garsų žaidimą Super Mario. Šventas Jurgis, štai kur vyras. Ir kągi mes matome, Šventas Jurgis įsilaužia į saugyklą. O kasgi ten? UAB Žemelė pasirodo laiko juodžemį. Šventas Jurgis vogia juodžemį ir kišasi į kelnes. Taigi, mielieji, galime drąsiai teigti, kad Šventas Jurgis šį vakarą tikrai atrakino Žemelę. Dėkui jums, čia buvo nereliginė organizacija Pelnas.